Turiu lygiai 3 valandas iki Saulėlydžio ir 9 km iki Kauno. Jau kokius 3-5 kartus turbūt važiavau, bet niekada nefilmavau. Tai dabar bus pirmas kartas filmuojant ir 9 km. Nežiūrėkit, iš mano akinių gerai. Nors ir juokingai atrodo, bet žiūri geras daiktas. Bet aš nesuprantu, kodėl visada, kai važiuoju į Kauną, pasisuka vėjas iš priekio. Važiuoju iš Kauno, irgi pasisuka iš priekio. Ir tiesiog visą laiką, beveik visas dienas, kiek važiavau, visą laiką iš priekio pačia. Kas čia per nesąmonė? Aš nesuprantu, ant kiek šudinų turi būti keliai dviračiai. Aš tą nesąmonę ant galvos dėjausi, jeigu neveikia net GoPro kažkodėl. 3 km atvažiavau ir ką jūs galvojat? Kelias baigėsi. O, pavėjui aš suprantu, ant kem beveik važiuoju. Ant kem. Visada trūkstu maisto, tai stoju Čekiškėje parduotuvėlėje, kaimo tokia mažoji. Bet dabar 8 jau beveik. Ir nežinau, ar aš datemsiu. Ar spėsiu laiku nuvaryti. O aš visiškai viską jau suvalgiau, nieko neturiu. Man atrodo, spėjau. Spėjau. Jau Vilkijos bažnyčia matos. Iškai žvyrkelio dar reikia. Na, kartą ir išdirbau važiuodamas tokiais batais, tokie kelių, nes plonas padangos sumėtė per palaidą žvyrą. Ir laikas pertraukėliai. Nu, man atrodo, iki Saulėlydžio tikrai nebespėsiu. Nu, bet ką padarysi? Rekordint, kažką filmuot, važiuojant ir treniruojantis tikrai nelabai apsimoka, nes kas pusę valandą sustok, tai ten pafilmuok, tai galvo, ką filmuoji, ir nesusikaupt gali normaliai. Ir tų pertraukėlių aš tikrai tiek nedaryčiau. Pasėdėjau 20 minučių, pafilmavau. Žiauriai šalta pradėjo dabar važiuoti. Žiauriai šalta vėjas pučia, saulė nusileidžia. Nu viskas, 9 km dan, dabar miegot.